Ne, jums nesidvejina akise. Šiemet išvysime bent 5 filmus, kuriuose kelis pagrindinius vaidmenis atliks tas pats aktorius. Pirmasis yra Mikis 17 ir tai yra naujasis režisieriaus Bong Joon-ho filmas, kuriame Robertas Pattisonas įkūnys net 18 savo versijų. Vėliau laukia pagal Stepheno Kingo apysaką Beždžionė sukurtas pasakojimas, kuriame aktorius Theo Jamesas vaidins brolius dvynius Billą ir Helą. Panašiu metu pasirodys ir naujas filmas su Robertu De Niro Alto Knights. Jame aktorius vaidins 2 tarpusavėje kovojančius mafijos bosus Vito Genovesi ir Franką Castellą. Dar 2 brolius dvynius, tik šį kartą kovojančius su vampyrais filme Nuodėmingieji, suvaidins Michaelas B. Jordanas. O metų pabaigoje pasirodys naujas Grobuonės frančizės filmas Predator Badlands, kuriame aktorė Elle Fanning įkūnys seseris dvynes. Dvigubai pagrindiniai vaidmenys yra pakankamai retas reiškinys, nors jų pastaruoju metu vis daugėja. Dar visai neseniai matėme 3-ame Soniko filme Jimą Carrey, kuris suvaidino daktarą Robotniką ir jo senelį Geraldą. Taip pat Tomas Hardis suvaidino brolius Krėjus filme Legenda. Ir aišku, senieji pavyzdžiai, kuriame Lindsay Lohan vaidino 2 seseris dvynės tėvų spąstuose, ar Eddie Murphys suvaidinęs visą Klampų šeimą išprotėjusime profesoriuje. O kurio iš ateinančių filmų laukite jūs, pasidalinkit komentaruose ir nepamirškit manęs pafollowinti.